9 greičio ruožą, jautėm, kad kvapas toksai jau intensyvus. Sakau Benediktui, čia mūsų tepalas, jisai sako, o kaip tau atrodo, dar aš pajuokaudama sakau, nesprogsim? Sako, jisai neturėtume. Tada kaip tik stabtelėjom statelėje nusimti šalmus, kad ramiai galėtume nuvažiuoti į servisų zoną, kurios liko 5 km, tai iš principo labai mažai. Ir pamatėm, kad mašina rūksta. Panašu, kad išsimalė riebokšlis. Pradėjo leisti tepalą ir reduktorius yra tiesiai virš duslintuvų. Duslintuvas, aišku, kaista iki raudonumo ir tai yra ten daug šimtų laipsnių. Tai mūsų automobilis po finišo užsidegė. Gerai, kad spėjom į laikų užsigesinti, bet net tuos 5 km negalim važiuoti, nes tepalas bėga čiurkšlę ir iš tiesų mes to tikrai nieko nepasieksime. Tai gaila, šis ralis mums yra baigtas, bet gerai, kad viskas dar būtent tai baigėsi.